Viešpats stovėjo ir šaukė šventės metu, kas trokšta, tegu ateina. Ir geria dovanai gyvojo vandens. Čia pilna turbūt ištroškusių žmonių, ištroškusių gyvojo Dievo. Ar taip? Ištroškę gyvojo Dievo, atiduokime jam šlovę, ieškokime jo veido, būkime kartu ir būkime su juo. Dievo žodis gyvas, jis veiksmingas, veikiantis ir Dievo žodis mums čia surinko. Ir tikėdami jo žodžiu mes čia susirinkom. Dėl tikėjimo jo žodžiu, tikėjimo Jėzumi Kristumi. Ir jam tai būna šlovė šitoj vietoj.
stebuklai, tavo meilė amžina, aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu, aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu. Apimsiu pas tave, dideli tavo stebuklai, tavo meilė amžina, apimsiu pas tave, dideli tavo stebuklai, tavo meilė amžina, aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu, aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu. Aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu, aukštinis tu, nuostabus ir didelis tu, ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu. Ir nėra tokių kaip tu. Ieškoti tavo veido, šventumas tu ir teisumas tu, Jėzus giesmę Dievu tau, paimk mane į amžinybę, į savąjį šventumą, paimk, kad aš matyčiau, paramdžiu šventą tavo veidą, paimk mane į savo šventumą. Paimk mane kaip kūną visi, paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką, nes tau gyvenu. Gera tavo namuose, ieškoti tavo veido, šventumas tu ir teisumas tu, Jėzus giesmę Dievu tau, paimk mane į amžinybę, į savąjį šventumą, paimk, kad aš matyčiau, paramdžiu šventą tavo veidą, paimk mane į savo šventumą, paimk mane kaip kūną visi. Paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką, nes tau gyvenu.
dangun ir žemėje.
išgelbėjai mus viešpatie. Ir tu esi mūsų karalius šiandieną, mes šloviname tavo vardą, aukštiname tave. Tu esi vertas visos šlovės viešpatie. Atverk mūsų širdis tavam žodžiai, kad mes suvoktumėm viešpatie tiesą, kad pažintumėm ją, kad būtumėm laisvi viešpatie ir gyventumėm kaip tavo karalystės kunigai, kaip tavo karalystės vaikai viešpatie, tarnaudami tau visą savo širdimi, visą sielą, visų savo protų, visomis savo jėgomis. Ir pildyk viešpatie mūsų savo dvasios jėgos, gyventi šventai ir nešti šlovę tavo vardui viešpatie. Ir skelbti tavo nuostabius darbus viešpatie, skelbti tavo išgelbėjimą ir tavo išvadavimą pražuvusiems. Dėkojam tau už tai, kad tu duodi mums šiandieną gyvybę, kad mes šiandien galim būti gyvi ir būti čionais. Dėkojam tau iš visos širdies. Ačiū tau, brangus Tėve, Jėzus vardu. Amen. Mes visi žinome turbūt, kad esame dvasiniam kare. Ne kare tarp Rusijos ir Ukrainos, bet dvasinėme kare. Mes kovojame ne prieš žmonės. Ir prieš mus kovoja ne žmonės. Prieš mus kovoja blogio jėgos esančios ore. Bet mes nesam tie, kurie galim pasakyti, kad mes stovim nuo šaly, mes nei baltiniai raudoni, kad mūsų tai neliečia. Jeigu esame gyvyčių žemėje, mūsų visus liečia šitas dvasinis karas. O ypatingai, jeigu mes esame Dievo namiškiai, jo išrinkta tauta, jeigu esame jo kunigai, jeigu esame Dievo vaikai. Mūsų šis karas tada liečia labai ypatingai. Mes esame pašaukti griauti velnio darbus. Jis sakė, paimti nelaisvą mintis, kurios ateina iš šėtono. Su Dievo žodžiu kovoti šaunę tikėjimo kovą ir nepasiduoti. Ir išstovėti toj kovoje ir laimėti šitą kovą. Paskaitysim šiandien rašto vietoje ir apie tai, kad mes esame Dievo kunigai ir ko iš kunigų Dievas tikisi. Mes visi žinome, jeigu kažkas renka kariuomenę, tai iš tos kariuomenės tikisi, kad jinai nugalės, kad jinai užims kažkokią teritoriją. Niekas nerenka kariuomenės paprasčiausiai dėl nieko. Arba surenka kariuomenę ginti miestą, ginti šalį, arba surenka kariuomenę užpulti ir kažką nugalėti. Bet niekas nerenka kariuomenės šiaip sau, kad sėdėtų atsisėdę. Ar matėte tokią kariuomenę? Susirinkė ir nieko neveikia. Aišku, buvo istorijų tokių, bet niekas šlovingai apie tokias kariuomenės nešneka. Lietuviai buvo surinkę kariuomenę prieš Antrą pasaulinį karą, bet taip ta kariuomenė ir neveikia, kaip žinom iš istorijos. Taigi atsiverskim Pakartoto įstatymo knygą. Čia Senas testamentas ir jame Mozė užrašė tokius žodžius. Čia bus Pakartoto įstatymo knyga, 7 skyrius, 6 eilutė. Dievas pasakė per Mozę Izraeliui, Dievo tautai, Dievo išrinktai tautai, tokius žodžius. Tu esi viešpačiui tavo Dievui pašvęsta tauta.
Viešpats tavo Dievas tave išsirinko, kad būtum jam ypatinga tauta virš visų tautų esančių žemėje. Viešpats jūs pamilo ir pasirinko ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas, bet dėl to, kad Viešpats jūs pamilo ir kad ištesėtų jūsų tėvams duotą priesaką. Jis išvedė jūs galingą ranką iš faraono Egipto karalius vergyjos. Čia Dievas sako Izraeliui, kad jis yra Dievui pašvęsta tauta. Ir kad Dievas pamilo ją ir išsirinko ne dėl to, kad jis buvo kažkom ypatinga, bet dėl pažado, kurį davė Abraomui. Kas mes esame mes ir ko čia mes Senas testamentas, žydai ir mes. Petras rašo, apaštalas, po praėjus daug laiko. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 9 eilutė. Čia jis sako Naujojo testamento tikintiesiems. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 9 eilutė. Dar kartą perskaitysiu. Per daug nebus. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, bet dabar Dievo tauta. Seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. Maldauju, mylimieji, maldauju jūs kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno gyvulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižė jūs kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną. Taigi, Petras pasako, panašiai kaip ir Mozė, čia Naujam testamente. Užtat Paulius ir mokina, kad visas Dievo žodis, visas raštas įkvėptas Dievo. Mus barti, mokinti, auklėti teisumui, kad žmogus būtų pasiruošęs kiekvienam darbui. Ir čia sako, kad mes kažkada tai buvom ne tauta. Taip, mes negimėm Izraelio tautoje. Seniau buvom toli nuo sandorų Dievo, toli nuo Dievo. Bet dabar, per Jėzų Kristų, per tikėjimą Jėzumi Kristumi, jo auka už mus ir tos aukos priėmimą, Jėzus priimimą į savo gyvenimą, mes esam tapę Dievo tauta. Ir ne tik Dievo tauta, bet ir karališkoji giminystė, kunigystė. Ypatingi žmonės. Ne šiaip sau, bet su tikslu. Kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Mes pašaukti su tikslu ir padaryti tokie su tikslu. Ir toliau eina tie žodžiai, kad Petras ragina kovoti. Mes dvasiniai kovoje. Mylimieji, maldauju jūs kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno gydulių, kurie kovoja prieš sielą. Jeigu mes esam kunigai, ko Dievas nori iš kunigų? Ką darydavo kunigai Senajam testamente šventykloje? Nes šventykloje tarnaudavo kunigai. Ką jie darydavo? Taip, jie aukodavo aukas. Žmonės nusidėdavo, padarydavo nuodėmės, už nuodėmę turi būti užmokėta krauju. Taigi kunigai aukodavo gyvulį, jo kraują praliedavo ir tai padengdavo nuodėmę, pridengdavo nuodėmę. Tai buvo nuoroda į auką, kuri iš tikrųjų galiausiai buvo Jėzus Kristus. Tai buvo nuoroda į tai, kad Dievas padengs žmonių nuodėmės, kunigo tarnystę. Bet dabar Jėzus jau paaukotas. Mūsų Paskos avinėlis paaukotas. Kunigams daugiau nebereikia aukoti gyvulių. Ar taip?
Ką dabar aukoja kunigai, kurie čia paaiškėjo, kad mes esame karališka kunigystė. Paulius aiškina laiške romiečiams, kad mes aukojam dabar savo kūnus. Tai dabar reiškia, kad nueisim į šventyklą, kažkur daug kur aukosim savo kūną. Kartais pagonis vadindavo, išgirdę tokius žodžius, kad čia kanivalai kažkokie susirinkti, kad jie kažką daro tokio baisaus, bet mes baisaus nieko nedarom. Mes aukojame, aukoti savo kūnus, reiškia aukoti savo kūniškumą. Reiškia mirti nuodėmei, reiškia mirti tam, ką mes paveldėjome iš tėvų. Norą meluoti, norą vogti, norą gyventi vien dėl savo malonumo. Mes tai aukojame ant aukuro. Mes esam kunigai. Ir ką dar mes turim daryti? Malachijas rašo. Malachijos knyga, 2 skyrius, 7 eilutė. Čia rašoma Senojo testamento kunigams, bet tas žodis galioja ir mums. Nes mes iš Dievo malonės esame tapę kunigais ir tarnystė lieka pašaukimas tas pats. Čia 2 skyrius Malachijos knygos 7 eilutė. Čia sako, kunigo lūpos turėtų teikti žinių ir iš jo burnos bus ieškoma įstatymo, nes jis yra kareivijų viešpaties pasiuntinys. Taigi, kunigas yra kareivijų viešpaties pasiuntinys ir iš jo lūpų turėtų eiti įstatymas ir žinios. Sakysit, neturiu sutanos arba esu moteris, koks aš kunigas, o Naujas testamentas laiške Galatams ir Kolosiečiams galim paskaityti laiškas Galatams 3 skyrius, 28 eilutė, sako, kas mes esam Kristuje. 28. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi esate viena Kristuje Jėzuje. O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonys ir paveldėtojai pagal pažadą. Čia sako Galatams, kurie nebuvo žydai pagal kūną. Esame Abraomo palikuonys pagal pažadą. Ir nėra nei vyro, nei moters, nei laisvo, nei graiko, nei žydo, nei vergo. Visi esame viena Kristuje, Jėzuje. Ką darė Jėzus, kada buvo žemėje? Jis buvo tobulas kunigo pavyzdys. Ką jisai darė? Jisai susirado mokinius, susirado žmonės, kurios mokė tiesos. Iš jo lūpų ėjo žinios ir iš jo lūpų ėjo įstatymas. Žmonės nesuprato. Prasirinkė su Dievo įstatymu. Kadangi žmonės buvo Izraelio toli nuo Dievo, kadangi jų širdise negyveno Dievas, jų širdise gyveno pražuvusi siela žmogaus. Jie nesuprato, kas yra įstatymas Dievo. Nes kūniškas žmogus nesupranta dvasinio Dievo įstatymą. Bet Jėzus teikė žinių. Jėzus kalbėjo tiesą visoms gyvenimo sritims. Kaip mokėti mokesčius, kaip gyventi šeimoje, kaip elgtis su kitais žmonėmis, kaip elgtis su priešais, ką daryti su ligoniais, su kaliniais. Jis rodė praktišką gyvenimo pavyzdį ir mokė tiesos. Jis darė viską, ką jam sakė tėvas. Nieko nedarė iš savęs ir nepadarė nieko blogo. Nepadarė nei vienos nuodėmės. Buvo visiškai šventas. Ir jis yra pavyzdys mums šiandieną, kokie mes turėtume būti. Dabar visose, paskaitykime, laiškas Kolosiečiams dar, 3 skyrius 11 eilutė. Čia Paulius sako, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo,
nei pripjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visose Kristus. Mumise Kristus, Dievo šlovės viltis. Ką Kristus darė? Gyveno šventą gyvenimą, be nuodėmės ir skelbė tiesą. Jisai buvo kunigo pavyzdys. Mes esame dabar tokie kunigai čionais. Ir turime atlikti savo tarnystę. Ir kunigai tuo pačiu, tai nekeičia kunigo tarnystės, yra ir tie kovotojai už tai, už sielas. Ir už savo sielą, ir už šalia esančių sielą. Šiomis dienomis, ką aš manau, kas aktualaus vyksta pasaulyje, ir to negalima praleisti, ypač krikščionims, nors pasaulis ir bando užtemdyti, tai sumenkinti, kas vyksta, nukreipti dėmesį. Paulius atsimena atsakė, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Kodėl jis galėjo tai pasakyti? Jis kaip Jėzus kalbėjo tiesą ir gyveno tiesoje, gyveno šventai. Ir Dievas per jį veikia. Ar yra šiomis dienomis pavyzdžių, tokių kaip buvo Paulius, kad mes galėtumėm įsikvėpti, pamatyti, kad Dievas gyvas, jisai veikia? Yra, matau. Taip yra. Ir vienas iš ryškiausių tokių pavyzdžių, tokių žmonių, į kuriuos galima būtų pasižiūrėti ir pamatyti, apie kuriuos mes išgirstam. Aš jau kartą minėjau, Amerikoje buvo nužudytas žmogus, kuris kalbėjo prieš abortus, kuris kalbėjo už šeimą, kuris kalbėjo už tikėjimą Jėzumi Kristumi, kalbėjo, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, ne pasaulį, sukūrė evoliuciją. Šitas žmogus dėl tikėjimo buvo nužudytas. Ir Amerikoje šiuo metu vyksta prabudimas, iš tikrųjų prabudimas, iš krikščionys liudija. Mes, mūsų žiniasklaida, iš tikrųjų tai menkina. Vadina politikų tą žmogų, vadina konservatyvių, fašistų, girdėjau tokius atsiliepimus. Kaip sugeba šėtonas neigiamai? Taip, tai Amerikoje gyveno jaunas žmogus, kuris pasirinko, kaip Dievo žodis sako, ieškokite pirmiausia Dievo karalystę, savo mokiniams sakė, o visa kita jums bus pridėta. Ir dabar galime išgirsti iš krikščionių liudijimų, kad gyveno Amerikoje jaunas žmogus, baigė pagal mūsų sistemą gimnaziją ir po gimnazijos galėjo pasirinkti, kadangi buvo tėvai turtingi ir pats buvo protingas, gerai mokinosi, galėjo pasirinkti universitetą ir universitete baigti gerai mokslus, užsidirbti daug pinigų, būti turtingas ir turėti vardą tarp pasaulio žmonių, turėdamas gabumus. Bet tas žmogus, būdamas 18 metų, pasirinko eiti ne universitetą, į kurį jau buvo, man atrodo, įstojęs, bet pasirinko įkurti organizaciją Turning Point USA. Tai yra posūkio taškas Amerikoje. Kokio posūkio taškas? Žmogus be Dievo eina į pražūtį. Bet vieną dieną išgirsta Evangeliją, žinią, kad Dievas gyvas, jis myli žmogų ir paaukojo už žmogų savo gyvybę. Ir dabar yra kelias į dangų per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ir žmogus patikėjęs to pasirenka kitą kryptį. Jo posūkio taškas. Iš mirties gyvenimą. Ir neturėdamas daug pinigų, turėdamas mažai pinigų, pats $1800, jis įkūrė organizaciją, kuri po 11 metų pas Kristų atvedė tūkstančius, netgi milijonus jaunų žmonių. Nuo liberalizmo, nuo bedevystės, nuo iškrypimo jaunimas atsivertė į gyvą į Dievą ir tapo veikianti galinga jėga tokioj dideliai šaly kaip Amerikoje.
tokia galinga jėga, kad net padarė įtaką prezidento rinkimams Amerikoje. Netgi politikai, net netikintis, pripažįsta, kad būtent šito jaunuolio dėka, dėl jo suburtų tikinčių žmonių, išrinko Amerikoje Trumpą. Jeigu nebūtų buvę būtent to jaunuolio ir jo veiklos, dar būtų klaustukas, kas dabar būtų Amerikos prezidentas. Galbūt šiai dienai toliau būtų Amerikoje toleruojama 80 lyčių, o gal net daugiau negu 80 lyčių. Aš tai žinau 2 tik tai. Bet ten pasirodo, politikai buvo nustatę daugiau. Ir jie tai bruko į mokyklas, į universitetus, į darbovietės, į visur šitą politiką. Bedievysis, Sodomos Gomoros politika. Bet dėka jaunuolio, kuris pakluso Dievo valiai ir skelbė Kristų, ir skelbė tiesą apie visus dalykus, taip kaip iš kunigo lūpų ir reikalavimą tiesos. Ar kunigas turi tiesą laikyti savyje, kaip manote? Žinoti tiesą ir taikyti tik tai sinagogoje ir niekam tos tiesos nesakyti? Man atrodo, kad ne. Jėzus sakė, jūs esate miestas pastatytas ant kalno, žiburys ant stalo, jūs esate druska. Tas jaunuolis pasirinko tuom ir būt, ką Dievo žodis apie jį sako. Ir kalbėjo tiesą apie visas gyvenimo situacijas. Bet tiesa šėtonas gesina tokiais būdais, kaip gesino ir matoma Apaštalų darbų knygoje. Kankinys Steponas pirmasis papasakojo apie Jėzų Kristų savo tautiečiams, pasakė tiesą ir tautiečiai jį užmėtė akmenimis, užmušė. Ar sustabdė krikščionybės plitimą užmėtymus akmenimis Steponą? Nesustabdė, mes turime Paulių apaštalą. Dėka to, kad Steponas skelbė Evangeliją ir nepagailėjo savo gyvybės. Ar sustabdė dabar, kadangi nušovė tą žmogų, tą jaunuolį dėl skelbimo tikėjimo, ar sustabdė krikščionybės plitimą? Aš dabar čia nepasakočiau apie jį, jeigu jo nebūtų nušovę. Jis ten toliau skelbtų ir būtų pasiekęs nemažai žmonių, bet jis nebūtų pasiekęs manęs. Ir ne tik manęs, bet ir daugelio žmonių po visą pasaulį. Jeigu grūdas nekris į žemę ir neduos derliaus ir nemirs, jeigu grūdas nekris į žemę ir nemirs, jis neduos derliaus ir visai. O jeigu grūdas krenta į žemę ir miršta, jis duoda vaisių, jis duoda derlių, iš jo išauga kažkas naujo. Lygiai tas pats šiandien su mumis. Aš galiu palaikyti tą tiesą, kurią žinau iš Dievo žodžio, savo ir jos nepasakoti ten, kur aš gyvenu. Galiu ją pasilaikyti arba kalbėti tik tiek, kas man naudinga, kas mano garbės, mano šlovės žmonių akise nepakenks mano šlovė iš žmonių akise. O galiu skelbti Dievo tiesą tokią, kokia jinai yra. Bet kaip manot, kaip pasielgs žmonės su žmogum, kuris kalbės tiesą Dievo žodžiu? Pamąstykime. Kaip pasaulis elgiasi su žmogum, kuris kalba tiesą tokią, kokia jinai yra? Jeigu aš mokykloje nuėjęs, buvau per Mariaus klasės tėvų susirinkimą kabinete, sėdėjom, ten kabo plakatai, naujoje mokykloje tik pastatyti, nauja klasė, kabo plakatai, kad Žemė susikūrė sprogimo būdu prieš 4,5 milijardo metų, taip susivystė visa sistema žvaigždžių ir planetų ir ten evoliucijos būdu atsirado iš nieko žmogus, iš beždžionės, kaip tai. Ir skamba tokie plakatai, jokio kito. Vaikai eina mažesni, didesni ir mato pastoviai šitą vaizdą. Mes esame iš niekur. Mes esame iš sprogimo. Jokio Dievo nėra. Ir aš mokykloje ateisiu ir pasakysiu tiesą, būdamas mokytojas.
Baigiu, Marūta dabar mokinasi pedagogikų. Rebeka irgi. Chemija kaip tik. Ir mokykloje pradės mokinti tiesą tokia, kokia yra. Žinot, kokia tiesa? Kokią sakė didžiausias pasaulio galingiausias valstybės prezidentas. Per laidotuvės, to jauno žmogaus, to Čarlio Kirko laidotuvės, prezidentas pasakė, kad yra Dievas. Tarp eilučių buvo galima suprasti, kad jis sako, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį yra Jėzus Kristus atpirkėjas žmonių. Lygiai taip pat pasakė valstybės sekretorius Amerikos, viceprezidentas, Pentagono ten kažkoks vadas. Pasakė senatoriai, didžiausias valstybės, kad yra Dievas ir jis sukūrė pasaulį. Ir jeigu aš mokykloje, Kėdainiuose pasakysiu šitą tiesą, kad Dievas iš tikrųjų sukūrė pasaulį, neversiu tikėti žmonių, kad Dievas sukūrė, bet pasakysiu tiesą, kad Dievas sukūrė. Ir užkabinsiu dar vieną plakatą šalia šitų dviejų. Pradžioje Dievas sukūrė pasaulį. Sukūrė žmogų, visą, kas žaliuoja, visą, kas juda ant žemės. Žinot, ką padarys? Aš galiu 100% pasakyti. Iš Šviesiosios gimnazijos išmes. Labai greit. Aišku, Lietuvoje kol kas aišku. Mūsų, jeigu jūs tai padarytumėt Sirijai, tai jūs iš karto ir nušautų dar. Jeigu pasakytumėt kažką apie Jėzų Kristų. Pakistane, Afganistane. Ir mes renkamės kasdien. Ar iš mūsų lūpų išeis įstatymas, Dievo tiesa, gyvas įstatymas. Jeigu tas Kirkas būtų gyvenęs, būtų 3 kartus vedęs, tai nesantuokinių vaikų, būtų žinomas kaip paleistuvis, kaip mėgstantis išgerti, mėgstantis palėbauti. Ar būtų kažkas panašaus įvykę Amerikoje? Tikrai nebūtų. Iš kunigo reikalaujama, yra reikalavimai. Mums Jėzus davė 5 talentus kiekvienam. Kam 3, kam 5, kam 1. Būti kunigu tai yra didžiulė privilegija. Būti Dievo kunigu ir turėti tiesą savyje ir ją skelbti yra didžiulė privilegija. Didžiulė garbė ir kartu didžiulė atsakomybė. Jeigu gauni kažką brangaus tau patikį, tai tu neši didžiulę atsakomybę. Ir tai yra ne mūsų, tai yra mums duota ir įgyta brangių Jėzaus kraujų, brangių Dievo Sūnaus kraujų ir mums duota kaip dovana. Ir dabar mes renkamės, kaip mes naudosime tą dovaną, kurią gavome. Kadangi kunigai nenaudoja tos dovanos, tai Malachio knyga kunigus peikia ir juos, kaip sakyt, moko, ką jūs darot kunigai. Bet Dievo žodis mokina ir mus. Mes dažnai branginam žmonių šlovę labiau negu Dievo šlovę, kur ateina iš Dievo tos šlovės. Jeigu mes branginam žmonių šlovę, mes niekada neskelbsim Dievo šlovės. Mes niekada neskelbsim Dievo tiesos. Bet mes turim būti pasiruošę drąsiai ir be baimės skelbti Dievo tiesą. Ir pratęsiant tą mintį dėl to Čarlio Kirko, tai jisai pasirinko eiti į universitetą, pasirinko įkurti organizaciją. Ta organizacija išplito po visą Ameriką, jin paveikė rinkimus, per tą organizaciją išsigelbė daug žmonių, daug jaunų žmonių. Ir Dievo žodis išsipildė 100%, ką jisai sakė, kad ieškokite pirmiausia Dievo karalystę, o viso kito jums bus pridėta. Tai prieš mirtį, porą valandų prieš mirtį, tas jaunuolis kalbėjo su kažkokiu verslininku ir verslininkas gyrėsi, koks didelis verslas. O Kirkas sakė, tos organizacijos metinės pajamos yra $140 milijonų. Suprantat? Tai tam Kirkui tikrai netrūko duonos. Dievas atsakė tą pažadą. Jis tos pinigus nenaudojo savo, bet kūrė ir toliau plėtė organizaciją. Plėtė ir tai darė įtaką visuomeniai ir valstybei. Kodėl žudė pirmosius krikščionis? Kad jie buvo nežinomi, slapti, pasislėpę ir buvo tokie nekenksmingi, užtat nusprendė juos gaudyti ir žudyti. Ne, kokie tiesų sakė.
Jie ne tik sakė tiesą, gyveno tiesoje. Ir jie darė įtaką ekonomikai. Romos imperijos, Romos provincijų ekonomikai. Jie negėrė alkoholio. Jie nėjo lėbauti per romėnų šventes. Jie elgėsi visiškai kitaip, negu elgėsi visi normalūs Romos žmonės. Ir jie trikdė to meto valstybės gyvenimą. Valstybės žmonių gyvenimas buvo bedieviškas. Ir viską, ką jis darė, buvo bedevystė. Bet krikščionių tapo tiek daug, kad jie pradėjo trukdyti tam nusistovėjusi gyvenimą. Ir negalėjo Romos valdžia valdyti žmonių taip, kaip norėjo. Todėl jie juos žudė. Jie nežudė kitų, kurie nedaro įtakos. Lygiai taip pat šitas žmogus padarė per didelį įtaką. Jisai trukdė tiek kairiems, tiek dešiniems. Jis trukdė visiems, nes krikščionis šėtonui trukdo. Ar mes pasiruošę būti krikščionimis, būti kunigais dabar čia, kur mes esame? Žinau, kad pasiruošę, bet žinau, kad reikia dar daugiau ruoštis. Žinau, kad reikia dar daugiau įdėti pastangų. O tokie pavyzdžiai, kaip po to amerikiečių, jie mums yra padrąsinimas. Jie mums yra pastiprinimas. Kad pasirodo galima šiais laikais gyventi taip, kaip Dievo žodis mokina. Ir galima nebijoti kalbėti tiesą. Reikia gyventi. Dievas per mus skleidžia savo pažinimo kvapą. Čia bus antras laiškas Korintiečiams. Čia dabar tą eilutę, bet tai pasakysiu. Antras skyrius 14. Antras laiškas Korintiečiams, antras skyrius 14 eilutė. Dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje, triumfo eisenoje ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą jo pažinimo kvapą. Jeigu mes esame su Kristumi ir esame Kristuje, esame jo kunigai, tai Dievas per mus skleidžia Dievo pažinimo kvapą ten, kur mes esame. Ir mes einame perklausysime. Jeigu mes su Jėzumi, mes esame nugalėtojų pusėje. Jeigu mes branginame žmonių šlovę, tai ta šlovė laikina, jinai praeis. Ir mes viską prarasime. Jeigu mes užkasime talentus, kuriuos gavome iš Dievo, mes būsim nubausti už tai. Bet jeigu mes į apyvartą leisime tą dovaną, kurią gavome iš Dievo, jeigu šiandien išgirdę, paskaitę tos žodžius, kuriuos mes žinome iš tikrųjų, aš tik tai paėmiau dar pavyzdį, pakirko, antrą kartą jį jau čia pasakoju, nes manau, kad yra svarbu matyti, kas vyksta šiuo metu, šiame pasaulyje, aktualiai kas darosi. Jeigu mes būsim padrąsinti šitų žodžių ir dėsime pastangą savo gyvenime, gilintis į Dievo žodį, skaityti jį, persismelkti to žodžiu, kad tas žodis darytų įtaką mūsų charakteriui, mūsų gyvenimo būdui, mūsų pasirinkimams. Ir šitą žodį skleisime ten, kur mes esame, ar mokykla, ar darbas, ar mano kaimynai, ar mano giminaičiai. Mes būsime kunigai, leisime apyvartą talentus. Mūsų laukia šlovingas vainikas ateityje ir pagirimas iš mūsų tėvo, kuris yra danguje. Taigi Dievas drąsina šiandieną mus kovoti šaunę tikėjimo kovą ir būti nugalėtojais. Nepasiduoti, nepasislėpti,
neužkasti brangių turtų, neužkasti tiesos, bet tiesą skelbti. O tiesa yra labai paprasta. Dievas mus myli, jis paaukojo už mus savo sūnų. Ir gyvenimas yra Jėzui Kristui. Ir jeigu esi Dievo vaikas, gyveni šventai, nes tokia Dievo valia. Taigi dar pašlovinkim Viešpatį, turėsim duonos laužymą šiandieną, prisiminsime, kaip kiekvieną mėnesį darom, tokią tradiciją pas mus kiekvieną, jeigu tai išeina kiekvieną mėnesio sekmadienį pirmąjį, kartu laužyti duoną, kartu prisiminti Jėzaus auką, daryti tai, ką pats Jėzus paliko savo mokiniams ir ką mokiniai daro jau 2000 metų. Ir jeigu ištikimai tikėsime juo ir prisiminę jį, neužmiršime iš čia išeiti, kaip sakiau, mūsų laukia šlovingas vainikas ateityje. Taigi pašlovinkim giesmę vieną, tada paskaitysim eilutę dar iš Biblijos ir laužysim duoną.